Kas mums yra Lietuva šiandien? Mėly Ozo gimnazijos mokytojai ir mokiniai, kreipiuosi į jūs simbolinę Lietuvai Birželio 14 dieną. Ne, tai ne mokslo metų pabaigos diena, tai gedulo ir vilties diena, kurią mini ne tik 130 000 ištremtų lietuvių šeimos. Ja mini ir tylos minute, žuvusius pamini kiekvienas, kas supranta Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kainą. Esu tremtinių proanūkis. Mano prosenelių ir proprosenelių kapai yra Sibire. Mano proprosenelio likusio Sibire brolio Martyno Kuktos spaustuvėje Vilniuje buvo atspausdintas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Dabar atėjo mano eilė. Kasdien galvoju, ką aš nuveiksiu vardant Lietuvos. Šimtai tremtinių istorijų, kuriomis dalinosi mano bendraamžiai, mane įkvėpė didiems darbams. Jie kovojo ir nepasidavė dėl mūsų. Ką mes galim padaryti vardant jų atminimo? Šį pavasarį, atliekant praktiką Lietuvos Respublikos ambasadoje Paryžiuje, man teko kalbėti su šauliais, su Lietuvos Respublikos karo atašė. Mūsų ateitis galbūt mums ruošia ypatingus vaidmenis, bet mes dar to nežinome. Turim būti pasiruošę ir pasiryžę viskam, nuo kasdieninių darbų gimnazijoje iki svarbių misijų vardan savo šalies. Mūsų šalis klestės, jei visi susitelksime, klestės per amžius. Esu gimęs toli nuo Lietuvos, niekada joje negyvenau, bet esu ir būsiu lietuvis. Pasiryžęs nenuvilti savo protėvių ir visų kovojusių už Lietuvos laisvę, tepadeda mums Dievas.